nepakeliama meilės kaina, kurią aš esu pasiruošęs sumokėti. Tuokiantis, mes su žmona prisikėme vienas kitam, kad gyvensime kartu ir džiaugsme, ir varge. Bet aš negalėjau tada pagalvoti, kad didžiausias vargas bus migracijos tarnyba ir pasekmės, kurias jie sukuria mūsų šeimai dėl savo nekompetencijos ir diskriminacijos. Ar žinote, kad Lietuvoje yra tūkstančiai žmonių, kuriems valstybė laužo likimus, neleisdama jiems gyventi su savo mylimaisiais? Ir aš noriu apie tai pakalbėti ir papasakoti savo istoriją šitam kontekste. Su būsima žmona mes susipažinom prieš 5 metus. Pradėjom labai gražiai bendrauti. Aš pastebėjau tos moters vertybės, jos nuoširdumą, jos didelį širdį, jos jautrumą, jos moteriškumą, galų gale jos pagarbą vyrui. Aš suvokiau, kad Lilija tai yra tas žmogus, kurį aš ieškojau daug metų ir negalėjau sutikti. Žmogus, kurią aš myliu ir noriu kurti šeimą. Mano žmona yra totorė iš tremtinių šeimos, iš Sibirio. Jos šeima buvo ištrimta sovietų laikais. Mano aplinkiniai draugai žiauriai reagavo į situaciją. Vieni pasakė, skirkis, ką, tau bus lengviau ir paprasčiau. Kiti atsisuko, o kitas pasakė, šiais laikais, kai vyksta karas su Rusija, vesti Rusiją yra labai nepatriotiška. Ką jūs sakot? Kodėl jūs maišot meilę, moteriai, santykiai ir politiką į vieną krūvą? Jei nepasisekė turėti rusišką pasą, tai jinai kalta tame, kad jinai gimė Sibire. Migracijos tarnyba teigia, kad mano žmona, jauna moteris, gali sukelti grėsmę valstybės saugumui ir viešai tvarkai. Esminis žodis gali. O dabar aš apie kaltinimą. Yra rimtas pagrindas manyti, kad sudaryta fiktyvi santuoka, bet jūs galit manyti, ką norit. Manymai nėra faktai. Ir jie aiškina, kad mes matėmės vos 6 kartus. Ponai iš migracijos, ar jūs galite atsakyti, koks teisės aktas reglamentuoja, kiek turi būti susitikimų, tam, kad santuoka nebūtų fiktyvi? 10? Ar 15? Gal mums dar reikia 2 kartus susitikti? Iš kur jūs gavot tokią informaciją, kad mes matėmės vos 6 kartus? Aš šiam momentaliai galiu jums padėti apie 12 kelionių kartų po visą pasaulį. Ar jūs galit man atsakyti, mėnesio trukmės kelionė su automobilį po Europą, tai čia skaitusi vienas susitikimas? Ar 2? Ar mes kiekvieną rytą matomės ir čia kiekvienas atskiras susitikimas? Žinot, ką jie atsakė? Jie atsakė, kad mes nesiruošiam atsakinėti į hipotetinius klausimus. Šie hipotetiniai klausimai? Tai kodėl jūs tada šitais hipotetiniais klausimais pagrindu uždraudžiat žmogui gyventi kartu su savo vyru? Kitas kaltinimas, kad mes su žmona nevedom bendro ūkio. Tai kaip mes galim vesti bendrą ūkį, jeigu jūs neleidžiat žmogui atvažiuoti pas mane į mano pastatytą namą ir kartu gyventi? Visur taip tarp eilių jie bando mums įrodyti, kad mes nepakankamai mylim vienas kitą. Ir kada aš bandau įrodyti šitą, kada mes 5 metų susirašinėjimą turėjom išversti į lietuvių kalbą ir sumokėti už tai virš 1000 eurų, niekas iš jų netgi neskaitė, nesusirašinėjimą ir niekas iš jų netgi nežiūrėjo nuotraukus iš mūsų kelionę, video, kur mes esam laimingi, kur mes kartu, kur mes bučiuojamės, kur mes apsikabinam, kur mes jaučiamės šeima. Niekas iš jų netgi nepažiūrėjo, nei migracija, nei teismas. Bet štai ką aš galiu įrodyti, kad per 2 metus aš išleidau krūvą pinigų. Tam, kad galėčiau visą tą apmokėti, aš turėjau parduoti butą senamiestį. Aš išleidau tiek energijos, aš išleidau tiek pinigų, aš išleidau tiek emocijų. Ir aš kiekvieną dieną nešioju šitą žiedą, kad
matyti ir prisiminti kiekvieną momentą, kad aš turiu mylimą žmogų, kurį ieškojau daug metų. Ir kad šitą sistemą ir šitie biurokratai neduoda man galimybės kartu gyventi su savo meile. Šiandienai situacija yra tokia. Po visų mano ir mano žmonos pastangų gauti legalų statusą, Migracijos departamentas ne tik jo nedavė, bet ir uždraudė Lilijai 5 metams atvykti į Lietuvą. Nuo šiol jos atvykimas bus traktuojamas kaip neteisėtas valstybės sienos kirtimas. Tokiu atveju jai grės kalėjimas. O man Migracijos departamentas pasiūlė išvykti į Rusiją, jei nori gyventi kartu su žmona. Taip, būtent taip ir pasakė, važiuok į Rusiją. Man, Lietuvos piliečiui, kada Lietuvos užsienio ministerija ragina ten nevykti, o esančias Rusijoje kuo skubiau išvykti iš tos šalies. Valstybės institucijos sako, kad yra 2 pasirinkimai. Arba tu išvažiuoji iš Lietuvos, jeigu nori gyventi su žmona, arba skirkis. Žinot, aš radau 3 pasirinkimą. Mano 3 pasirinkimas yra kovoti už savo šeimą, už savo meilę, už savo teisę gyventi šeimoje, teisę gyventi Lietuvoje ir gimdyti vaikus Lietuvoje. Dabar jūs žinot mano situaciją. Tuoj pasibaigs pinigai. O ką man toliau daryti? Ką man daryti? Skirtis, kaip patarė. Išvažiuoti, kaip patarė. Arba tęsti kovą su neteisybė. Ką man daryti? Kada mane išstuminėja iš šalies. Iš šalies, kurią aš myliu, kur aš gimiau, kur gyvena mano tėvai, kur pastatytas mano namas, į kur aš noriu gyventi su savo mylima žmona.